Sveiki, aš Viktoras Jakovlevas, jūs žiūrite vidurdienio žinias per LNK. Štai kas svarbiausio šiandien. Valdantieji prieš prezidentą ir dėl privačių pensijų tvarkos keitimo. Jie sako, kad nepalaikys Gitano Nausėdos siūlymo leisti iš antros pakopos fondo išsiimti dalį pinigų. Opozicija ir už ketinimus. Lietuvos ambasada Londone panašu dar ilgai bus tuščia. Prezidento patarėjas sako, kad norėtų nepriklausomo tyrimo dėl ambasadoriaus Bajarūno, kuris Gabrieliaus Landsbergio yra parsiųstas į Lietuvą konsultacijoms. Izraelio operacija Gazos ruože tęsiasi. Praėjusią naktį vyko susišaudymai su Hamas smogikais. Izraelis sako, kad jų karius buvo taikytas iš prieštankinių raketų ir kulkosvaidžių. Seime sprendimo diena, ar leisti aplinkosaugininkams stabdyti automobilius ir matuoti jų taršą. Ir prieš Helovyną rekordas Rumunijoje. Pilį, kuri įkvėpė istoriją apie grafą Drakulą, per dieną aplankė 9000 žmonių. Jau šiandien Seimas imasi svarstyti prezidento siūlymus keisti privačių pensijų sistemą. Šalies vadovas siūlo nustatyti, kad automatinio įtraukimo būdu į pensijų kaupimą būtų įtraukiami tik asmenys sulaukę 20